Sveiki visi, aš vis dar sergu, vis dar slogoju ir užkimęs balsas, tačiau darau tutorialus toliau, nes, sezoną jau reikia kaip ir stumti į pabaigą. Pasiekėm 70 pamoką, tai meluoju, 100, bet esmė, kad jau daug pamokų ir reikia kažkaip tai viską pradėti ryžt. Ir šiandien noriu supažindinti jūs su valdikliais, parodyti, kaip į vieną programą, sakykime, įkelti du valdiklius, kaip juos surišti, kad jie veiktų kartu, na ir aišku padaryti taip, kad jie veiktų. Šita pamoka susidės iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje mes tiesiog susikursime tos valdiklius, kad jie būtų, o antroje dalyje mes juos susikelsime į mūsų main window, kaip sakant, į tą pačią programą ir žinoma padarysim, kad jie veiktų. Taigi pirmiausiai, prieš pradedant dirbti, atsiprašau už mano tokį balsą, aš tikrai nepasirinkau pats sirgti, mums reikia inkludinti 3 dalykus. Taigi, kokius mes valdiklius šiandien norim aptarti. Tai, sakykime, aš noriu aptarti slankiklį. Na, žinot, tas, kur jeigu į langą netelpa visas tekstas, sakykime, galim paslinkti langą žemyn ar į šoną. Taigi, noriu tą slankiklį ir noriu įterpti dar ir, toks yra, įsivaizduokit, kur yra tokia dėžutė, ar ne, ir joje yra kažkokie tai skaičiai ir šalia 2 rodiklės aukštyn žemyn. Ir spaudinant, sakykime, tas rodiklės keičiasi kažkoks skaičius būtent toje dėžutėje, tame langelėje. Tai vat ir tą noriu įterpti. Taigi, nuo to galime ir pradėti. 3 inkludai. Slideris yra slankiklis tas. Spinboxas, tai čia būtent tos rodiklytės. Ir reikia dar vieno. QH box layout. Dabar kas yra? Norėdami naudoti slankiklį, mums reikia šitą inkludą. Norėdami naudoti būtent tas rodiklytės, mums reikia šitą inkludą. Ir norėdami editinti jos tiek vieną, tiek kitą, sakykime, dydį, vietą, kur jas padėti, šitos valdiklius, kur padėti mūsų lange, būtent mums reikalingas būtent šitas inkludas. Jisai mums leis juos editinti. Gerai, kadangi viską susiinkludinom, reikia pradėti kurti būtent tuos 2 mūsų valdiklius, tačiau iš tikrųjų valdikliai bus 3. Esmė tame, kad tie abudu valdikliai turi būti trečio viduje. Tai reiškia, kad susikursime valdiklį langas arba, jeigu jau čia, sakykime, angliškai, tai galim susikurti window arba main window, kažką tokio. Ir būtent tame lange mes naudosim šitos 2. Tai iš tikrųjų, vizualiai atrodo, kad tik 2 bus valdikliai, bet iš tikrųjų bus 3. Ir trečią susikursime būtent mūsų jau main funkcijoje. Taigi, kaip aš ten skaičiau pavadinti, main window, tai būna taip ir būna. Taip. Dabar kame esmė, čia bus pats, tai kaip sakant, tas būtent langas, ar ne, tas valdiklis, į kurį kelsime likusius 2 valdiklius. Ir noriu aš jį tiesiog pavadinti, kad jungus langą žinotumėm, ko iš mūsų prašo, ne? Taigi vėl mums reikia pasirašyti main window ir kažką jam priskirti. Ką aš noriu jam priskirti, tai set window title. Tai reiškia, kad priskirsim kažkokį tai užrašą būtent tam langui. Ir sakykime, mes užsakinėjom kažkokią tai prekę ir mūsų nori paklausti kiek. Tai, sakykime, įveskite kiekį, ne? Tai tokiu atveju useris žinos būtent, ko mes iš jo norim.
Na ir toliau, kadangi mes sukūrėm main window, tai reiškia tą langą, kuriame bus likę du mūsų valdikliai, tai aišku reikia susikurti ir pačius valdiklius. Pradėkime, sakykime, nuo spinbox'o gal. Pavadinkime jį rodiklės. Ir žinoma, mums reikia slankiklio. Dabar slankikliai yra dviejų rūšių, todėl mums reikia šiokio tokio parametro. Slankiklis gali būti ir horizontalus, ir vertikalus, tai reiškia aukštyn žemyn arba iš šonus. Šiuo atveju mes norim iš šonus, kad jis būtų. Taigi rašom qt dvitaškis ir horizontal. Štai taip. Taip nustatėm, kad mūsų slankiklis vaikščios į šonus, ne aukštyn žemyn, o į kairę ir į dešinę. Taip pat mums reikia nusistatyti tam tikrus parametrus jiems, kad, na, visgi mes nustatysim, kiek mums reikia prekių, ar ne, tai mes turime ir nustatyti nuo kiek iki kiek mes galime užsisakyti. Na, ta prasme, kiekį, kokį kiekį mes galim, sakykime, užsisakyti. Tokiu atveju mums reikia pasirašyti rodiklės ir set range. Ir būtent tarp pliustelių turim parodyti nuo kiek, tai yra nuo 1. Na, nuo 0 nedarysim, nes 0 nieks neužsakinės, tarsi, jeigu tai bent jau 1 turim nusipirkti. Ir kiek mes galim daugiausiai prekių parduoti, tai sakykime 20, ar ne? Lygiai tą patį reikia padaryti su slankikliu. Štai taip. Dabar pagal viską įjungus programą mes galėsim nusirodyti, kiek būtent mes norim prekių ir, sakykime, galim vieną užsakyti arba galim maksimum 20. Na, kaip ir susikūrėm mes būtent tos visus 3 widgetus, arba kitaip sakant valdiklius, tai yra pagrindinį langą, kuriame bus likę 2 ir likusius 2. Taigi mes turim susikūrę ir rodiklės, ir slankiklį. Tuo gal ir pabaigiam šią pamoką ir antroje jos dalyje pratęsim, tai sakykime, į mūsų main window būtent susikelsim tos abudu valdiklius ir padarysim, kad jie veiktų. Taigi darom trumputę pauzę ir susitiksime, dabar aš net nebežinau iš tikro, ar antradienį, ar trečiadienį, ar penktadienį, nes, na, vasara jau praktiškai ant nosies galo ir turiu tikrai daug darbų, todėl nuo šitos pamokos aš oficialiai skelbiu, kad nutraukiu tą dalyką, kai pirmadienį, trečiadienį, penktadienį keliamos pamokos, tad kelsiu tada, kai aš tikrai atrasiu laiko ir, na, visos likusios pamokos, kiek jau jų ten bus įkeliamos ne tam tikrų laikų kaip iki šiol, o tiesiog tada, kai aš tikrai rasiu laiko tam. Taigi, iki greito.